Labą dieną visiems. Pradedu savo transliaciją apie oro taršos prevenciją, jos alternatyvus sprendimus. Tikiuosi, kad sulauksiu nemažai atsako į šį monologą, kuris tikėtina, kad virs dialogu. Norėjau pakalbėti šitą tematiką, nes manau, nedaug žmonių supranta, ar galbūt reikėtų aktyvinti, ką aš ir turiu tą tikslą, būtent siekti žmogaus sąmoningumo, kreipiant dėmesį į savo gerbūvį, į savo naudą gyventi kokybiškiau. Pradėsiu apie tai, kad nuo pačios pradžios tai yra kvėpavimas, ko žmogus dažniausiai nesusimąsto arba visiškai negalvoja, kad mes kvėpuojame dažniau, nei mes valgome. Ir liečiu konkrečiai Lietuvos Respubliką, Lietuvą, naudodamasis savo patirtimi, dėl ko teko išvykti iš Lietuvos. Tai yra negalėjimas realizuoti savęs kaip specialisto darbo rinkoje, gyventi kokybiškai, naudoti balsą, nes jis reikalingas, dirbant mokyklose, kultūros švietimo įstaigose, reikalingas skambus balsas. Ir trumpai tariant, per daug neįsiplečiant, mėginsiu įtilpti į 15-20 minučių. Ir norėjau papasakoti konkrečiai, kas atsitinka gyvenant taršioj aplinkoj. Norėjau akcentuoti, kad vienas pagrindinių taršos šaltinių tai yra motorinės transporto priemonės, tai yra varomas dizelinu ir benzinu arba benzinų dujomis. Tos transporto priemonės, kurios yra sukurtos jau 1985 metais, į jas buvo integruota ir pritaikyta naudoti cheminių medžiagų neutralizatorių, kurį mes trumpai vadinam katalizatorius. O dizelinu varomos transporto priemonės, jos nuo 2008 metų yra pritaikytos ir katalizatorius juose, ir DPF filtras, kietųjų dalelių filtras, kuris visiškai sulaiko nuodingas medžiagas, kurios įkvėpimo metu neigiamai veikia mūsų organizmą. Dalis žmonių tai to nepastebi, nejaučia, jeigu nėra indikacijų organizme, žmonės tiesiog nesusimąsto, nes jiems tiesiog nieks nevyksta ir labai dėkinga, kada žmogus tikrai gali produktyviai gyventi ir netrukdomai realizuoti savo kompetencijas, gebėjimus. Bet yra nemažai žmonių, kurie turi savo organizmuose tokį neigiamą dalyką kaip alergijos, kada organizmas, kūnas reaguoja į tam tikrus aplinkoje esančius dirgiklius. Ir vienas tokių tai yra transporto priemonės, kurios eksploatuojamos be cheminių medžiagų konverterių, tai yra katalizatorių ir DPF filtrų. Kada iš išmetimo vamzdžių, iš duslintuvų į aplinką patenka dujos, jos be abejo neišvengiamai supa mus ir mes kvėpuojame būtent tomis dujomis. Vėlgi grįžtu, vieniems žmonėms tai veikia, pasireiškia aiškios indikacijos organizme, kitiems ne. Pats aš esu žmogus nukentėjęs ir teisiniai kalboje tai dar vis neįrodau šito. Nėra priežastinio ryšio tarp šitų cheminių medžiagų, kurios patenka į aplinką iš
transporto priemonių, kurios eksploatuojamos su pašalintais cheminių medžiagų neutralizatoriais, katalizatoriais, DP filtrais. Ir mane asmeniškai ir labai agresyviai veikia. Noriu palyginti šitas dvi šalis – Danijos karalystė ir Lietuvos Respublika. Na, Danijoje yra įvairiausių transporto priemonių, pradedant aukščiausios kategorijos, tai yra ekologinės kategorijos, tai yra elektromobiliai, kurie tuo metu, kai važiuoja, teršia minimaliai, nes, ką aš kalbu, yra sąlytis padangų ir tam tikrai temperatūrai, kaip pavyzdžiui 30-35 laipsniai oro temperatūra, be abejo, tam tikros dujos vėl jos patenka į aplinką, esant sąlyčiui tarp asfalto ir gumos, reiškia, padangos medžiagos. Tačiau ten nėra vidaus degimo variklio elektromobilyje ir tuo metu, kai jis važiuoja, tai kaip ir tos taršos, sąlyginai nėra. Toliau, slenkant laipsniškai prie didesnės taršos, tai yra motorinė transporto priemonė su vidaus degimo varikliu, tai varoma benzinu. Ji nuo 1985 metų buvo pritaikytas cheminių medžiagų konverteris, tai yra katalizatorius, kada maksimaliai neutralizuojamos medžiagos, nuodingos medžiagos, kurios patenka netiesiogiai aplinką iš variklio, bet esančiam konverteryje vyksta tam tikras procesas, sąveikaujant su lambda zondu. Rezultate iš duslintuvo išeina vanduo ir oras. Be abejo, nuvykus su šią transporto priemonę, kaip pavyzdį pasimsiu Audi 80 1985-1988 metų modeliai, apie porą šimtų tūkstančių kilometrų nuvykus katalizatoriai be abejo jie užsineša ir atsiranda toks dalykas, kaip vadinu, tromba, užsineša ir tada variklis sklandžiai nebefunkcionuoja, tiesiog atsiranda trukdžiai, sunkiai užsiveda ir tokiu atveju katalizatorių šitą vadinamą, arba jeigu tiksliai cheminių medžiagų neutralizatorių, reikia keisti naujų, veikiančių, neužsinešusių. Taip pat lambda zonda, kada vyksta reakcijos tarp jų dviejų ir ko pasiekoja tarša mažėja, arba jos iš vis nėra. Tai 200 000 kilometrų, tai yra tikrai labai didelis laiko tarpas reikalingas, kad įgyvendinti šį kilometražą. Katalizatorių visgi reikia pakeisti veikiančių, siekiant to, kad iš duslintuvo būtų maksimaliai švarus oras eitų ir mes jo nekvėpuotume tokio, kur būna be katalizatorių mašinos ir provokuoja organizmuose įvairiausias, sudėtingas ir skaudžias reakcijas ir pasiekmes, ko pasiekoja išlenda. Aš kalbu apie save, nes esu patyręs šitoj srity ir noriu tiesiog pasakyti žmonėms, kad šitie cheminių medžiagų neutralizatoriai, benzininiai varikliai juos naudoja, o dizeliniai varikliai ir cheminių medžiagų neutralizatorių ir DP filtrą, ko pasiekoja gauname ekologinė prasme tikrai tą oro taršos tą sumažinimą arba iš vis tos taršos nebebūna, kadangi iš duslintuvo išeina tik oras ir vanduo. Ir aš kaip jautrus žmogus, alerginė prasme, aš aiškiai jaučiu organizme pokyčius, kada atvykstu į Lietuvą ir buvimas tuose, kaip sakyt, kamščiuose arba spūstyse transporto priemonių, kuomet pradeda svaigti galva, diskomfortas, sunkiau įkvėpti orą ir tai paprasčiausiai, tai yra estetinė prasme, tai yra labai nemalonus kvapas visų pirmiausia. Jeigu tai nuo to pradėti, nemalonus kvapas, o po to tie simptomai tokie ryškėjantis.
lyginant su Danija, Vokietija, kur dažniausiai praleidžiu laiko, taigi tos transporto priemonės, jau kalbu apie senesnes, 10, 15, 20 metų amžiaus transporto priemonės, kurios, kaip ir minėjau, nuo 1985 metų yra pritaikytos eksploatuoti su vidaus degimo varikliais esančiais, tie katalizatoriai, DP filtrai, jie savo darbą atlieka ir jokio kvapo Danijoje ir Vokietija nėra. Taigi, asmenininkui gyventi galima, alergija pripažintam žmogui, tarkim, alerginis rinitas, nosiaryklė nedirginama. Ir dabar einu tiesiai šviesiai, labai aiškiai, konkrečiai, žmogau, ar tau rūpi tavo paties sveikata? Norėčiau paklausti. Turėjau 2 paskaitas 2 gimnazijose Lietuvoje ir kalbėjau vėlgi monologų, klausė žmonės, klausė personalas ir gimnazistai. Tačiau pateikus tokį dalyką, sakau, gal ar turit klausimų po mano paskaitų? Po mano paskaitos nei vien žmogus tiesiog ar per sudėtinga, ar negalvoja ir tokias išvados, kad yra, kad man pačiam nesvarbu. Man asmeniškai svarbu, bet tas žmogus, kuris klauso liečiama šitą problematiką, jis užsimerkia prieš visą. Jis vartoja, jeigu jis serga astma, jis vartoja tam tikrus inhaliatorius, kurie taip pat turi irgi, aišku, naudą, bet ir žalą, tarkim, kaip inkstam. Taigi noriu paklausti, ar tau žmogaus svarbu tavo sveikata, tavo artimųjų, tavo vaikų sveikata, gerbūvis ir ar tu pagalvoji, kuo tu kvėpuoji, koks tai yra oras, nes mes pradedam pirmiausia tai nuo kvėpavimo, po to einam vanduo, maistas mums reikalingas, šitie 3 komponentai – oras, vanduo, skystis ir maistas. Taigi, kiek žmogus gali išbūti nekvėpavęs, kiek žmogus gali būti negėręs, kiek žmogus gali gyventi nevalgęs. Be abejo, tikriausiai pasakysim, tai pirmas šitas dalykas, žmogus trumpiausiai išgyvens, jeigu jis negaus oro, nekvėpuos. Tai kiek svarbu mūsų kvėpavimas ir kuo mes kvėpuojame. Paimkime fizikinius dalykus, tarkim, kad ir sugrįžtant prie tos transporto priemonės. Jeigu ją pilsime nekokybišką kurą arba vartosim į variklį, naudosim alyvą, reiškia nekokybišką, arba jos nekeisim. Tarkim, arba keisim kas 450 tūkstančių kilometrų, žiūrėkim, kokia trintis atsiras, kada alyva variklyje jinai tiesiog praras savo savybės sutepamasias ir atsiras trintis ir variklis be abejo, jis tiesiog defektuosis ir jis taps nebeveiksmingų, kol visiškai netliks savo paskirties. Tokiu atveju čia yra fizika. Ir tarkim, žmogus, kuo jis kvėpuoja, tuo yra kokybiškesnis gyvenimas, kuo švaresnis oras, kuo mažiau taršos, žmogus bus laimingas. Einu prie emocinių dalykų, jis taps naudingas labiau, todėl kad jis darbingas. Tai reiškia, oro tarša, ji labai svarbi, ją tvarkyti, į ją kreipti dėmesį ir kalbu oro taršos prevencijos alternatyvų sprendimai. Be abejo, yra daug šaltinių be transporto priemonių, bet aš pasirinkau ir nagrinėjau būtent šią ir tik tai motorinės transporto priemonės ir aktualizuota būtent katalizatoriai, DPF filtrai. Jei kas matysite, užgirsite šitą mano tokią mini paskaitėlę iki 20 minučių, tikrai lauksiu jūsų komentarų, jūsų atsiliepimų ir kažkokių pasiūlymų, kaip galima dar jungtis į tam tikrą grupę ir burtis į asociaciją tokių žmonių, kurie galbūt tikrai pažįstat ar patys kenčiat dėl alerginių tam tikrų procesų organizme. Lauksiu jūsų prisijungimo prie mano minties, kurie tikrai sutinkate, kad oro tarša, ji nėra mums naudinga. Aš taip manau. Tai yra mano nuomonė. Galbūt atsiras tokių žmonių, 1, 2, 5 ar 100 ar 200 ir galėčiau toliau keliauti
tiesiog per įvairias Lietuvos savivaldybės, kiek įmanoma, kai grįžtų į Lietuvą ir toliau bendradarbiauti eiti prie to rezultato, kad visos transporto priemonės Lietuvos Respublikoje būtų eksploatuojamas su katalizatoriais vienareikšmiškai, truputį paliečiant ir korupcinius dalykus, kaip techninių apžiūrų srautos stotyse, kaip man asmeniškai sudegus katalizatoriams tikrai buvau nukreiptas susitvarkyti, pasikeisti naujais. Tai esu labai, labai dėkingas, kad inspektoriai techninių apžiūrų centruose tikrai reaguoja, palyginus, kai buvo prieš 12-13 metų Lietuvoje, bet vis dar grįžęs į Lietuvą vis užuodžiu tą kvapą. Ir įsigijau matuoklį kietųjų dalelių ir bus ta medžiaga pateikiama. Imsiu duomenis Danijos E45 magistraliai esant srautui, kokie bus rodikliai ir sugretinsiu su rodikliais Lietuvos Respublikoje esančiai magistraliai pasirinktoje, tarkim, Vilnius Klaipėda, kai yra srautai, tarkim, Kaunas Savanorių prospektas, kada būna didžiausias srautas nuo 8 iki 9 ryto arba nuo 16 iki 18 valandos ir bus aišku, kad tie rodikliai jie tikrai tarpusavėje labai kontrastuos ir bus skirtumas ir toliau eisim tuo keliu, kad visgi katalizatoriai, tai yra cheminių medžiagų neutralizatoriai, jie yra privalomi dėl tavo žmogau, dėl mūsų visų, dėl manęs. Jie tikrai reikalingi, jie yra naudingi ir neapsimoka pašalinti iš transporto priemonės. Neapsimoka, kad tu gausi 100 ar ten 200 eurų už tą pašalintą katalizatorių, o tavo kieme, kad ir dūmų nebus, ten perprogramuosi ar dar kažką padarysi, tai tikrai savo nenaudai kenks tavo aplinkai, tavo artimiesiems. Taigi, ačiū už dėmesį ir lauksiu jūsų gausių atsiliepimų, nuomonės srauto ir tikiuosi bendradarbiavimą mūsų visų naudai, mūsų labui, mūsų sveikatai.